Sveiki, su jumis Solveiga ir šiandien noriu pakalbėti apie skaičių 13. Ką man reiškia skaičius 13? Nežinau, turbūt nieko. Daugeliu žmonių skaičius 13 asocijuojasi su kažkokiais tai mistiniais dalykais, su burtais, galbūt su magijom. Ir manau, tai netgi kai kuriuose šalyse, žiūrėkit, ir Japonijoje nėra 13 aukšto, liftas nevažiuoja į 13 aukštą. Tarkim, kai kurie žmonės penktadieniais 13 dieną į darbą neina. Tai yra tik tai požiūrio klausimas. Jeigu aš mąstau, kad viskas yra, šitas skaičius yra teigiamas, tai man jis ir yra teigiamas. Jeigu mąstau, kad jis yra neigiamas, tai jisai man ir atneš kažkokią tai nesėkmę. Tai pas mane iš tikrųjų tokie dalykai kaip prietarai yra daugiau susiję su pozityvumu ir su sėkmę nešančiais dalykais. Vienas iš tokių dalykų, kaip nuo senų senovės močiutė sakydavo, nepalik ant stalo peilio arba žirklių, nes pinigai išeis iš namų. Tai vat man tie dalykai labiausiai ir kažkaip įstringa. Tai vat jeigu jums mano video patiko, spauskite like ir geros dienos. Su jumis buvo Solveiga.